Sveiki, seniai matėmės su naujais vėjais ir naujom dokumentikom grįžtu pas jūs. Ta proga šį kartą kalbėsime apie plakį. Paprastasis plakis, lotyniškai blica bioerkna, angliškai white arba silver bream, lietuviškai dar vadinama sausašonė, karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių žuvų šeimai. Pasidomėjęs daugiau, internete radau ir kitokių šios žuvies pavadinimų. Faniera, sausarūris, krūnas, sucharebas, britva, čipsas. Plakiai panašus į karšius. Kūnas aukštas, plokščias, iš šonų suspaustas. Nugara tamsi, pilkšvai arba mėlynai žalia. Šonai pilkšvai arba melsvai sidabriški. Pilvas baltas, sidabriškas. Akys didelės, šviesios, viršutinėje dalyje gelsvos. Poriniai pelekai prie pagrindo gelsvi arba rausvi, kiti pelekai pilki. Žvynai, ypač ties galva, stambus, stori. Galva ir burna nedideli, žiotys pusiau apatinės. Ryklės dantys dvieiliai, iš šonų plokšti, viršuje su mažu kabliu. Krūtininis, pilvinis ir analinis pelekai prie pamatų rausvi, jų galai pilki. Uodeginio peleko skiautės beveik lygios. Dažniausiai sugaunami 6-7 metų, 15-20 cm ir 80-230 gramų svorio. Pradedantieji žvejai dėl formos panašumų dažnai painioja su karšiais, tačiau šios žuvys labai skiriasi savo išvaizdą. Svarbiausi skirtumai. Plakio žvynai stambesni ir šviesesni. Akys didesnės ir šviesesnės už karšio. Plakio trumpesnis analinis pelekas ir žvynais nepadengta juostelė ant nugaros. Snukis kiek trumpesnis, o burna mažesnė. Kitokia uodeginio peleko forma. Suaugusius karšius nuo plakio atskirti visai paprasta. Pastarieji niekada neužauga tokie dideli. Pasitaiko plakio ir kuojos arba karšio hibridų, nes visų šių žuvų neršto laikas ir sąlygos beveik sutampa. Kai kuriuose šaltiniuose minima, jog plakiai gali poruotis ir su aukšlėmis ar žiobriais. Mokslininkai Wheeler ir Easton teigia, kad dėl tam tikros žmonių veiklos, kaip pavyzdžiui upių gilinimo, buveinių skaidimo ir augalijos naikinimo, padaugėja šių rūšių hibridų, nes sumažėja tinkamų neršto vietų ir dėl to padidėja atplaukusių žuvų tankumas mažiau neršti tinkamose vietose. Plakiai taip pat labai panašus į Lietuvos raudonoje knygoje įrašytą žuvį paprastą isparį. Patinų ir patelių kūno formos skiriasi. Patelė yra mažiau suspausta nei patinas, palyginti labiau su apvalėjusios formos, dažnai su ryškiu krūtinės iškilimu. Patinas lieknesnis ir kur kas labiau suspaustas. Jo krūtinėje nėra iškilimų. Jis gali būti trečdaliu pločio mažesnis nei tokio pat ilgio patelė, todėl ir sverti daug mažiau. Patino galva smaili. Snukis atrodo šiek tiek pakeltas į viršų, o patelės galva apvalesnė, snukis smailesnis. Neršto metu patinai pasidengia spogeliais, jų pilvas dažnai būna rausvas, o krūtinės ir pilvo pelekų spalva intensyvi. Visi kiti pelekai gali tapti labai tamsus ir nepermatomi. Patelės tuo pačiu metu gali tapti dar labiau suapvalėjusios, įgauti gilesnių formų ir ryškesnių detalių. Plakio kūnas retai būna padengtas gleivėmis, o jei ir būna, jų kiekis esti nedidelis. Priešingai karšių, kurie dažnai būna labai gleivėti, ypač jauni. Plakis paplitęs didžiojoje Europos dalyje ir gretimuose vakarų Azijos regionuose. Europoje ir Azijoje ši žuvis aptinkama Šiaurės, Baltijos, Baltosios, Juodosios ir Kaspijos jūros baseinuose. Taip pat Atlanto vandenyno baseine į pietus iki Adūro baseino, Prancūzija, galimai introdukuotas į pietus nuo Luaros ir Viduržemio jūros baseine Prancūzijoje, Herol ir Rono baseinai. Šios rūšies aptinkama Aralo, Marmuro ir Juodosios jūros baseinuose. Natūraliai nepaplitusi Pirėnų pusiasalyje, Italijoje, Adrijos jūros baseine, Kryme, Didžiojoje Britanijoje, išskyrus pietryčius, Skandinavijoje į šiaurę nuo Sunsvalio, Švedija ir 65 laipsniai šiaurės platumos, Suomija. Vietomis introdukuotas Ispanijoje ir šiaurės rytų Italijoje. Prancūzijoje introdukuotas mažuose Varo miesto pakrančių baseinuose. Lietuvoje plakiai gyvena Kuršių ir Kauno mariose. Ypač daug šių žuvų sumeškeriojama tvenkiniuose, kai kuriuose ežeruose, Nemuno vidurupyje bei Žemupyje, Nevėžyje ir kitose didesnėse lėtesnės tėkmės upėse. Portale iCredList raudonasis sąrašas išnykimo skalėje plakis išskiriamas kaip mažiausiai susirūpinimą keliantis. Tai mums rodo, kad pasaulyje šios žuvies gausu.
Plakiai lytiškai subręsta 3–4 metų amžiaus, 8–14 cm ilgio ir 15–70 gramų svorio. Neršia 2–3 porcijomis. Įprastai pradeda neršti gegužės pabaigoje, vandeniui sušilus iki 15–17 laipsnių. Nerštas su 10–15 dienų pertraukomis tęsiasi birželio mėnesį. Vietomis rašoma, kad gali užsitęsti net iki Liepos. Kaip jau anksčiau buvo minėta, šaltais pavasariais plakio neršto laikas sutampa su karšių nerštu, todėl neretai aptinkami šių žuvų mišrūnai. Įprastai plakiai neršia vakare ir anksti ryte, tačiau nerštas gali trukti ir visą dieną. Neršia smarkiai pliuškendami vandenį, todėl nerštavietės atrodo tarsi verdančio vandens plotai. Tuo metu, dieną, juos puola kirai, sukeldami didžiulį triukšmą, dėl kurio lengviau nustatyti plakio nerštavietės. Ši žuvis pasižymi poliandrija, kai patelės vienu metu gali poruotis daugiau nei su vienu patinu. Meilės taktiką kuria patinai. Drebėjimo ir purslų judesiai signalizuoja apie kiaušinėlių ir spermatozoidų išsiskyrimą ant augalinio substrato. Kiaušiniai yra apvalūs ir lipnūs. Juos oranžinės, rausvai gelsvos spalvos plakiai beria ant povandeninių augalų, paplautų medžio šaknų, netoli pakrantės, seklesnėse vietose, įlankose, užliejamose pievose 0,6–1,2 metrų gylyje. Vislumas gana didelis, nuo 3 iki net 130 tūkstančių ikrų. Ikrai esti 1,2–1,6 mm skersmens. Embrionai įprastai vystosi 4–7 paras. Apie 75–83% ikrų dėl įvairiausių priežasčių žūva. Iš ikrų išsiritusių lervų ilgis 4–4,5 mm. Trynio maišelis rezorbuojasi, kai lervų ilgis pasiekia 6–6,5 mm. 19–20 mm ilgio lervoms susiformuoja žvynų danga ir jos virsta mailiumi. Plakiai gyvena apie 10 metų, auga lėtai ir nuo šaltinių užauga iki 40 cm ilgio ir 1,5 kg svorio. Skirtingų vandenų plakiai auga nevienodai. Metų amžiaus plakiai įprastai užauga iki 4,5 cm ilgio ir 2 gramų svorio. 2 metų 9 cm ir 16 gramų. 4 metų 15 cm ir 40 gramų. 5 metų 17,5 cm ir 125 gramų. 9 metų 22–25 cm ir 325–350 gramų. Kitose šaltiniuose minima, jog plakiai kasmet priauga po 2–3 cm. Linijinio augimo tempas išlieka gana stabilus, o vidutinis metinis svorio prieaugis didėja iki 4 metų. Vėliau stabilizuojasi ir būna apie 40–60 gramų. 100 gramų svorį, 15–18 cm ilgį, plakiai dažniausiai pasiekia 6 gyvenimo metais. 200 gramų svorį, 20–22 cm ilgį, 8 metais. 300 gramų svorį, 23–25 cm ilgį, tik 9–10 gyvenimo metais. Tačiau, kai būna ypač geros gyvenimo sąlygos, 90 metų amžiaus individų svoris siekia apie pusę kilogramo, o ilgis 26–28 cm. Plakiai minta įvairiausiais vandens organizmais, tiek augaliniu, tiek gyvuliniu maistu. Pirmomis dienomis mailius maitinasi smulkiais dumbliais ir zooplanktonu. Suaugę plakiai moliuskais, kirmėlėmis, vabzdžiais ir vabzdžių lervomis, žuvų ikrais, vėžiagyviais, siūliniais dumbliais ir aukštesniųjų vandens augalų atžalomis. Stambus plakiai sugeba perkasti ir praryti gana stambius moliuskus. Dėl maisto konkuruoja su kitomis žuvimis, ypač karšiais ir kuojomis. Jie sunaikina daug vertingo maisto, bet patys yra smulkus, mėsa šakota. Steponas Pučinskas savo knygoje teigia, jog jam yra tekę girdėti, kad kartais plakiai minta net mailiumi. Plakiai prastai gyvena ežeruose, tvenkiniuose ar lėtos tėkmės upių atkarpose, kur vandens temperatūra vasarą yra ne mažesnė nei 16–17 laipsnių. Gyvena ir didesnėse, daugiau kaip 600 000 km² baseino ploto upėse, kai kuriuose mažesnėse ramios tėkmės upėse, ištekančiose iš ežerų ar jos jungiančiose. Plakis yra rami ir lėta žuvis. Įprastai jie sutinkami vandens telkiniuose be srovės ar su lėta srove. Metų ir 2 metų amžiaus gyvena būriais, dažnai su karšių jaunikliais, tarp vandens augalų, greitai įšylančiose vietose su molėtu ar dumblėtu dugnu ir dideliu maisto kiekiu. Stambesni plakiai gyvena vandens telkinių gilumoje,
iki lytinio subrendimo gyvena sėsliai, neršto metu susibūria į didelius būrius ir kiekvienais metais patraukia į tas pačias nerštavietės, užliejamas pievas, senvagės, užutekius, sietuvas, įlankas ir ežerų pakrantės. Rudenį plakiai vėl susirenka į būrius ir plaukia žiemoti į gilias duobes. Ankstyvą pavasarį būriai išsiskirsto penėtis iki neršto. Susibūrę mėgsta būti vandenų pakraščiuose, įlankose, arti augalijos, kartu su karšių, kuojų ir ešerių jaunikliais. Mažesni plauko pakraščiuose, stambesni gilesnėse vietose. Plakiai nėra judrūs. Jie ilgą laiką gali išbūti toje pačioje vietoje. Nors plaukioja nedideliais būreliais, ypač dideli būriai susidaro pavasarį prieš nerštą ir rudenį. Plakiams traukiant į gilias duobes žiemoti. Žiemą beveik neėda. Aktyvesni pasidaro tik ilgų atodrėkių metu. Plakiai dažnos mūsų vandenų žuvys. Kai kur jų net pernelyg daug. Jie vengia greitos srovės, nes plokščia kūno forma labiau pritaikyta plaukioti ramiame vandenyje. Akmenynai ar smėlėtas dugnas taip pat ne jų stichija, nors kartais maisto ieško ir tokiose vietose. Pats tinkamiausias dugnas – dumblo, žvyro ar molio gruntas su nedidelėmis vandenžolių giraitėmis. Kartais žvejai plakius vadina dugninėmis žuvimis, bet toks apibūdinimas sąlyginis. Plakiai kartu su raudėmis ar kojomis gana dažnai pakyla maitintis ir į aukštesnius vandens sluoksnius ar net visai į paviršių. Toks plakių sugebėjimas lankščiai prisitaikyti lemia gausų jų paplitimą. Didžiausias Lietuvos vandenyse užregistruotas plakis buvo 13 metų amžiaus, 35 cm ilgio ir beveik 1,2 kg svorio. Tokio paties amžiaus plakis sugautas Kuršių mariose buvo 25 cm ilgio ir 420 g svorio. Tinklalapyje Fishing World Records didžiausias sugautas plakis buvo 1983 metais Vengrijoje ir svėrė 2 kg 250 g. Tačiau mažai galima tikėti dėl šio įvykio, nes apie jį labai nedaug duomenų. Kiek daugiau duomenų yra apie 1981 metais sugautą plakį, kuris buvo pagautas Vokietijoje Has upėje ir svėrė 2 kg 130 g. Šiame portale minimas ir ilgiausiai išgyvenęs plakis net 29 metus. Didžiausias užfiksuotas šios žuvies ilgis yra 55 cm, tačiau vėlgi trūksta duomenų. Tad kitas pateiktas variantas yra patikimesnis – 51 cm. Europos rekordinių žuvų sąraše yra įrašyti 2 trofėjai. 2010 metais Švedijoje sugautas plakis svėręs 1 kg 480 g ir 2012 metais Anglijoje sugautas plakis svėręs 1 kg 474 g. Atviro vandens sezonu plakių žūklė prasideda labai anksti, vos nutirpus ledui, ir tęsiasi iki pat vėlyvo rudens. Jie gerai kimba ir žiemą, todėl tai viena iš nedaugelio žuvų, kurias galima sėkmingai gaudyti ištisus metus. Pasibaigus polaidžiui, upėse plakiai ima artėti prie krantų ir gana gausiais būriais jie maitinasi ramiuose, giliuose įlankose. Ežeruose jie aktyvūs prie duobių šlaitų, tvenkiniuose taip pat ties gilių ir seklių vietų riba, ant buvusios upelio vagos pakraščių. Pirmoje pavasario pusėje plakiai tekančiame vandenyje gerokai aktyvesni nei ežeruose ar tvenkiniuose, todėl suradus šių žuvų būrį, netgi kovo mėnesį galima tikėti sėkmingos žūklės visą šviesų paros metą. Kartais net ir šlapdriba bei lietus, nepalankūs šiaurės bei rytų vėjai nepakenkia žvejybai. Pavasarį plakis prie krantų trumpą laiką gerai ima slieko gabaliuką ruodo lervą. Stovinčiame vandenyje plakiai net taip godžiai griebia masalą, kimba gana atsargiai ir tai sunku numatyti. Tačiau kylant oro temperatūrai, darosi vis aktyvesni ir prieš pat nerštą būna ypač godūs. Vasarą geriau ima musės lervą, šutintus kviečius, kukurūzą, avižas. Rudenį vėl geriau ima slieką ir ruodo lervą. Gerus rezultatus duoda jaukinimas. Šiam reikalui pavasarį ir rudenį tinka sliekų gabaliukai sumaišyti su moliu ir ruodų lervos. Vasarą geriau tinka duona, šutinti kviečiai, avižos, traiškytos avižinės kruopos. Plakis jauką pajunta iš tolo ir priartėjęs ilgai prie jo išbūna. Stovinčiame vandenyje arba silpnoje srovėje plakį galima gaudyti ir plūdinę. Masalą plakis ima staigiai, iš karto plūdę panardindamas po vandeniu. Kartais jis plūdę nardina labai lėtai arba ją kiek pakelia, o kartais vos pakreipia į šoną. Vasaros pradžioje ir jos viduryje šios žuvys kimba priklausomai nuo oro. Jei jie šilti, pastovus, slėgis nešokinėja, rytinė bei vakarinė žūklė būna sėkminga.
Per karščius ežeruose ir tvenkiniuose plakiai kartu su karšiais ir pūgžliais plauko giliai, žemesnėse duobių sluoksniuose. Upėse nutolsta nuo krantų ir glaudžiasi prie pat vagos. Bet nuo rugpjūčio vidurio ir rugsėjo mėnesio vėl atkunta ir su neilga vidurdienio pertrauka kimba visą dieną. Nuo spalio vidurio jie vėl traukia į gilesnės vietas ir arčiau krantų pasirodo saulėtomis šiltesnėmis dienomis. Labai įdomi plakių žvejyba naktį. Vasarą tamsiu paros metu žuvys kartais kimba net geriau nei išaušus. Aktyviai ieško maisto visame vandens plote, nes tada nuplaukia toliau nuo nuolatinių buveinių. Nors naktimis plakius galima gaudyti bet kokiame gylyje, visgi sėkmingiausia būna žūklė prie dugno. Arčiau paviršiaus plauko patys smulkiausi, vos pajėgiantys apžioti kabliuko jaunikliai. Būtent naktimis įprastai sumeškeriojami rekordinio dydžio plakiai, tik reikia naudoti didesnius masalus, kad jų neapkramtytų smulkmė. Plakiai žvejojami ir plūdinėmis, ir dugninėmis. Upėse dažniau gaudoma plūdinė meškerė, ypač kai žvejys gali gaudyti įbridęs. Geriausia žvejoti prilaikant plūdę srovėje, nes dažnai būna sunku pastebėti, kad žuvis užkibo, o tada, laiku neužkirtus, prarandama ne tik žuvis, bet ir masalas. Storo valo rišti nereikia, nes plakis yra nedidelė žuvis ir menkai priešinasi, o su plona gyja visada lengviau žvejoti. Stipresnėje srovėje gali prireikti didesnių plūdžių, iki 10 gramų, bet dažniausiai pakanka 1-3 gramų plūdės. Upėse tinka gaudyti pusiau dugninėmis, bei dugninėmis su šėryklė ar be jos. Taigi, kaip jau supratome, plakiai yra visaėdžiai, bet jų mityba keičiasi pagal metų laiką. Karpinės žuvys vis labiau įpranta prie augalinės kilmės masalų ir jaukų, todėl net ir žiemą meškeriotojai dažnai žvejoja tešla ar perlinėmis kruopomis. Plakiai labai dažna mūsų vandenų žuvis. Apie juos mažai rašoma, tačiau jų žūklė, ypač pradedantiesiems žvejams, gali būti įdomi ir lengvai prieinama. Steponas Pučinskas teigia, jog retai pakliūva žuvys, sveriančios daugiau nei 350 gramų, bet Nemune, ties Šilininkais, nuo dambos plūdinę meškerę jam tekę pagauti net 800 gramų sveriantį plakį. Anot apylinkių žvejų pasitaiko ir dar didesnių. Labai daug stambių plakių pagaunama Minijos žemupyje ir jos intake Tenenėje. Prie pašaro plakiai laikosi pastoviau negu kuojos ar kitos žuvys. Beje, jie gaudomi labai panašiai kaip ir kuojos ir mėgsta panašius pašarus kaip ir jos. Šios žuvys labai neišrankios. Plakius vilioja iš esmės visi žinomi pašarai, o kartais išmirkyta duona ar kombinuotieji pašarai. Steponas Pučinskas teigia, jog kartą gaudydamas Nemuno žemupyje ir pritūkęs pašarų, pradėjo vandenį mėtyti paprasčiausia po kojomis esantį drėgną pakrantės smėlį ir pastebėjo, jog plakiai kibo bent 2 kartus geriau negu visai nejaukinant. Tai tiek šiam kartui apie plakius. Pabaigai parašykit komentaruose, kokį didžiausią plakį esate sugavę jūs. Ačiū, kad vis dar esat kartu. Laikykit.